Labadiena visiems mūsų YouTube kanalo Su Žalgiriu žiūrovai. Šiandien prie mūsų Respublikos apskrito diskusijų stalo turime puikų svečią, gerai jums pažįstamą, tai nepriklausomybės akto signatarą ir pirmą po mūsų atkurtos nepriklausomybės krašto apsaugos ministrą Audrių Butkevičių. Labas visiems! Na, pirmiausia, tai turbūt mūsų viešoje erdvėje ir pakankamai tarp žmonių kalbų visą laiką paskutinė tokia aktualija, kuri aptarinėjama ir nenueina iš televizijos ekranų, ir iš radijo, ir iš ko kaip norit, tai mūsų vis tik tai gynybai skiriamas 6 procentų BVP, prie kurio Lietuva įsipareigoja ir mūsų valdžia kaip tik orientuojasi, jau darosi įprastų dalykų, kad visi svarsto. Nu, būtų viskas lyg ir gerai ir tvarkoj, kad jeigu taip nesusimaščius, nes su 6 procentais mes, kaip suprantu, gaunamės vos ne patys pirmieji iš NATO su tokiu procentu didžiuliu skiriamų gynybai lėšų. Tai yra vienas dalykas. Ir jeigu mes kalbamės, visai tik tai nesam tikrai ta valstybė, kuri būtų kažkokia pasaulio bamba ir kalbam, visada žiūrim, kas vyksta Amerikoje. Pati Amerika dar neskiria net 3 procentų. Kol kas yra, kokia dinamika bus, vienu žodžiu, dar mes irgi nežinom. Tai vat šitie dalykai, pavyzdžiui, pirmiausia, Audriau, jum, kaip dirbusiam toj srity ir pakankamai esate gynybos reikalų ekspertas, kokias mintis sukelia tas, kad Lietuva pirma iš NATO valstybių įsipareigoja tokio dydžio procentą skirti savo BVP mūsų ginkluotei? Žiūrėk, pradėkime nuo to, kad visiems neaišku, ką tai reiškia 6 procentai BVP. Ir tikrumai, kalbant apie BVP, geriausiai prisiminti anekdotą, kurį pasakoja apie 2 kaubojus. Kai vienas kitam pasiūlė, sako, ar tu suvalgytum karvės šūdą už $10. Kitas sako, nu, už $10 taip. Nu, suvalgė, tada klausė pas kitą, sako, tu suvalgytum? O tam gaila $10, sako, suvalgyčiau. Ir tas suvalgė. Paskui sako, Džonai, tai žiūrėk, kaip gavosi. Dabar reiškia, kad mes abudu už dyką karvę šūdą suėdėm. O kitas sako, taip, bet už tai mūsų šalies BVP padidėjo $20. Suprantate? Reiškia, BVP yra toks skirtas ekonomistam daiktas panašus į idealias dujas, kuris neatsako į klausimą, kiekgi iš tikrųjų tų bus pinigų. Labai grubiai perskaičiuojant, tai kažkur tai tarp 20 ir 30 procentų nuo biudžeto. Suprantate? Ir va tik tai tada, jau matant konkrečius pinigus, tu gali kalbėti, tai yra daug ar tai yra mažai. Dabar ginasi ne BVP, esant reikalui, ginasi netgi ne biudžetas, o konkrečiai tam reikalui nupirkta, suderinta su sąjungininkais ginkluotė. Todėl čia kalbėti apie tai, ar to užtenka ar ne, reikia tik tai suvokiant planus, kuriuose dalyvauja valstybė. Ir suvokiant, ar mes esam suderinę šitos pirkimus su sąjungininkais, ar mūsų šitie užpirkimai veiks tokiu būdu, kad mes sugebėtume atlaikyti savarankiškai priešininko provokacijas arba diversijas, jeigu tokios bus, ar netgi tam tikrus proveržius, tol, kol mes gausim sąjungininkų pagalbą. Ar mes tą galėsime padaryti, turėdami labai menką strateginį gylį valstybės, turėdami sostinę 30 km nuo sienos su potencialiais priešininkais. Žodžiu, tai nėra klausimas, į kurį turi atsakinėti turgaus moterėlės, skaičiuodamos ten centus ir šaukdamos, oi kaip baisu. Čia, pradėkime nuo kitų 2 dalykų. Visų pirma, nuo to, kokia yra reali grėsmė ir ar iš principo tai reikia daryti. Kitas dalykas, pakalbėkime apie tai, kas vyko iki šios dienos. Kokia buvo užpirkimų bazė Lietuvos kariuomeniai ir kodėl staiga dabar reikia kalbėti apie pakankamai didelį procentą.
Jeigu galime šiek tiek patikslinimą, dabar, gerbiamas Audriau, jūs pasakėt, kokia reali grėsmė. Vat ir norėčiau jūsų komentarų. Jeigu aš žiūrėčiau mūsų politinį elitą, taip aptarnaujančią tą sisteminę žiniasklaidą, tai aš net nebijočiau, kad ta reali grėsmė yra labai didelė. Na o kokia jūsų manymu iš tikrai ta reali grėsmė nuo to, ką mums piešia? Tai žiūrėk, pakalbėkim, nes aš nesu tas elitas, kuris pasisakinėja šitais klausimais. Ir tai yra mano kolegus, kuriais aš bendrauju analitiką. Žvelgtelkim į Rusiją, kuri šito momentu yra pagrindinis mūsų suvokiamos grėsmės šaltinis. Tai kalbėsim ne apie tai, kad Rusija užpuolė Ukrainą. Ne apie tai reiškia, jog Rusija ten mobilizavo daugiau negu 1 milijoną žmonių ir panašiai. Pakalbėkime apie kur kas svarbesnius mano galva dalykus. Praktiškai Rusija mobilizavo labai nemenką skaičių žmonių sąlyginai savanoriškumo pagrindu, kuriems yra mokama dideli pinigai. Ir šitie žmonės, jie nenori tampa profesionalais, arba yra tiesiog išminusuojami. Tai yra arba jie žuvo, arba jie yra sužeidžiami. Tokiamis sąlygomis žmonės labai greitai mokosi. Ir štai Rusija turi 1 milijoną žmonių, kurie pakankamai komfortabiliai jaučiasi gaudami didelius pinigus. Ir problema yra ne tai, ką jie darys dabar ar daro dabar. Problema, kas vyks su šitais žmonėm, tada, kai karo veiksmai Ukrainoje dėl kažkokių tai priežasčių stabtelės. Arba, sakykime, pasibaigs. Žmonės, kurie įpratę kariauti, kurie suvokė save, rado savo vietą, rado savo gyvenimo prasmę ir rado pinigus, yra labai galingas instrumentas, kurį galima panaudoti politikai. Ir kaip mėgo sakyti Čerčilis, tai man visiškai nesvarbu, jūs tai darysite ar ne. Man svarbu, kad jūs turite galimybę. Tai yra pati galimybė, jau jinai verčia mąstyti apie padidėjusią grėsmę. Apart šitų potencialių gerai paruoštų, gerai apšaudytų, nesibijančių tiesioginio kontakto su priešu žmonių, yra dar kita grupė. Tai yra tai, ką mes vadinam karo partija Rusijoje. Kas tai yra? Tai yra daugybė žmonių, kurie šiandien aptarnauja karinį pramoninį kompleksą ir kurie gyvena iš to, jog jie uždirba gerus pinigus, darydami karinius tiekimus, karinius pervežimus ir panašiai. Ir tai yra žmonės, kurie suinteresuoti, kad įtampa tęstųsi kaip galima ilgiau, kadangi tai yra jų visai neblogo pragyvenimo šaltinis. Kitas dalykas, dar yra galingas karinis pramoninis kompleksas. Taip Rusija iššaudė tos šaudmenis, kurios laikė sandėliuose, kurie dar buvo neišparduoti, kad mūsų žiūrovas geriau suprastų. Tai, ką aš esu matęs savo akinimis, tai yra kilometrai požeminių sandėlių su šaudmenimis, po kurios reikėdavo po žemę važinėti su transportu pervežimo, pilnai užpildyti šaudmenimis. Suprantate, dabar šitie sandėliai ištuštėjo, bet Rusija paleido 3-4 pamainom dirbantį karinį pramoninį kompleksą, kuris gamina šaudmenų šiandien maždaug 4 kartus daugiau, negu kad yra gaminama visoje Europos Sąjungoje. Jeigu ten skaičiuojant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kurios irgi gamina iš esmės nedaug,
tai mes turim milžinišką skaičių šaudmenų, kuris arba keliauja į frontą, arba dedamas į sandėlius. Suprantate, ir anksčiau ir vėliau, kaip mes žinom, lazda taip pat iššauna. Ar tai yra grėsmė? Taip, aš manau, kad tai yra grėsmė. Na, aš kalbu ne tik apie šaudmenis, aš kalbu apie pačias įvairiausias karinės gamybos ir turint omeny, jog jokios priežastys, kurios iššaukė karą Ukrainoje, nėra išnykę, tai visa tai verčia mąstyti apie įtampų didėjimą Europoje, o tam tarpe ir įtampų didėjimą pas mus. Gerai, tada kalba turi būti labai konkreti šituo atveju. Jeigu toliau mes mąstom apie tam tikrą savo teritorijos gynybą, tai jinai yra įmanoma tik tai tokia atveju, jeigu mes turim sąjungininkų garantijas, jog šitie sąjungininkai iškilus pavojui veiks labai konkrečiuose terminuose ir konkrečiomis pajėgomis. Jeigu to nėra, tai visą, ką mes turėsim, galės mums priminti tai, kas buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą. Suprantate, ruošdamasis deryboms su pradžioje Tarybų Sąjunga, paskui su Rusija dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, aš paskaičiavau, kas buvo Lietuvoje iki karinėje su ginkluotės užpirkimais. Maždaug tai, kas šiandien Rusijoje. Tarp 30–40% biudžeto buvo skiriama kariniam pramoniniam pirkimam Lietuvoje. čia tarpukario. Čia tarpukario Lietuvoje. Padarius analizę paaiškėjo, kad Lietuvos kariškiai tuometiniai nesugebėjo įsisavinti užpirktos technikos. Jog daug užpirktos technikos rūdijo po lietumi net neišpakuoti. Žinoma, visa šita technika toliau nupirkta, jinai nukeliavo ir sustiprino Raudonąją armiją kai kuriuose pozicijose. Ten buvo visiškai neprasti nupirkti priešlėktuvinės gynybos elementai, buvo nupirkti orlikonai, daug kulkosvaidžių, įvairios artilerijos. Taigi, jeigu tu nesugebi organizuoti politinio sparno šitos problemos, jeigu tai tu perki ir eikvoji savo visuomenės resursus tuščiai arba netgi stiprini potencialų priešininką. Tai dabar neatsakius į šitos klausimus, kalbėt pagal tavo užduotą klausimą, ką tai reiškia šitie 6%, yra pakankamai problematiška. Bet aš paminėjau du klausimus. Vienas iš jų yra susijęs su anksčiau vykdytais pirkimais. Kas vyko? Ja, kaip žinai, ten buvo tokia liūdnos atminties moterėlė Juknevičienė, kurios laikais kariuomenės biudžetai buvo maždaug 0,8%. Tai yra labai aršiai save reklamuojanti ir savo patriotizmą demonstruojanti konservatorių partija ir jos ministrai praktiškai laikė Lietuvos kariuomenę ant bado dietos. Ir pirkimai buvo minimizuoti. Vėliau buvo ten daugybė skandalų su pirkimais susijusių. Ir aš tau galiu garantuoti, kad bet kokia atveju, jeigu pirkimai yra daromi netiesiogiai pas gamintoją, atsiranda tarpininkai, kurie tam yra reikalingi, jog atsirastų tam tikra galimybė užsidirbinėti įvairiems žmonėms šitų pirkimų pagalba. Todėl ir į šiandieninis pirkimus aš siūlyčiau pažiūrėti tokiu būdu. Suprantate, nes kitu atveju visa tai taps auksinių šaukštų Lietuvoje ar auksinių kiaušinių Ukrainoje istorijos analogais. Todėl, kad nebuvo padaryta daugybė namų darbų anksčiau, dabar norint gauti sąjungininkų pagalbą tinkamų momentų, jie ims ir paklaus. Ponai, jūs turit 2 savaitės organizuoti gynybą patys. Tam jums yra reikalinga tiek ir tiek toliašaudės artilerijos,
ta artilerija turi turėti tokį ir tokį kiekį sviedinių, nors aš galėčiau vardinti konkrečiai, bet aš tiesiog nenoriu duoti peno įvairiems šnekoriam, kad aš išduodu valstybinės paslaptis. Jūs turite turėti, reiškia, tokias teritorijas užminuotas, jūs turite turėti, suprantate, ir pradėsim lenkti ant pirštų. Suprantate, tada mes ateisim. Tada mes galėsim padėti, jeigu ne, tai po 2 savaičių, jeigu jūsų čia nebebus, tai kokio velnio čia mes turim eiti. Suprantate, ir tada mūsų vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas įkiša, reiškia, ilgą pirštą į nosį ir bijo pasakyti, ką mes turim ar ko mes neturim. Suprantate, va tie 6% atsiranda iš niekšiško požiūrio į savo valstybės gynybos reikalus, kurį vykdė visos ten konservatorių, prokonservatorių ir visokių kitokių veikėjų valdžiukės. Ten visokios, reiškia, Grybauskaitės pabaigė atitinkamus mokslus Sankt Peterburge ar šiandieniniai vadovai, kurie staiga atsibudo, laimėjo rinkimus ir kažkodėl tai tik dabar suvokė, kad mūsų pašonėje vyksta karas ir kad mes esam potencialus taikinys. Suprantate, taigi štai toks mano atsakymas apie 6%. Tikrumoj norint atlikti savo valstybei skirtus uždavinius tam, kad tu gautum pagalbą reikalingą, 6% nepakanka. Klausimas yra kitas. Ar mes turim savo gynybai tos 6% imti patys skolindamiesi, kaip vienas Šiknius, kuris šiandien yra ES komisaras gynybai, skolino mums už 10%, tada kai Latvija skolino ar Estija skolino už 4%. Taigi, ar mes turim tam skolintis? Ar mes turim numauti kelnę savo žmonėm, galvodami, kad tokiu būdu mes įvykdysim savo įsipareigojimus? Šitai pasižiūrėjus, atsiranda būtinybė kalbėti su sąjungininkais, suvokiant, kad mes esam ES pasienio valstybė, mes esam NATO pasienio valstybė ir kaip bet kuri pasienio valstybė mes turim labai specifinius uždavinius. Kitaip šnekant, mes turime uždavinius amortizuoti įvairias grėsmes. Ką dabar visiškai nesenai galėjom stebėti, kuomet per Lietuvos sieną veržėsi sąmoningai tam sukviesti įvairūs, reiškia, gražios kakavinės spalvos žmogeliai. Taigi, jeigu yra taip, jeigu mes atliekam lygiai tokį patį uždavinį, kaip mūsų organizme atlieka oda, tai yra mes ginam visą tai, kas yra giliau, tai tokiu atveju mes turim gauti lėšas. Ir jeigu ES galėjo išleisti papildomus eurus ir duoti kur kas didesnius pinigus, negu mums reikia Graikijai, kad jie tuo sukompensuotų savo krizę, iššauktą to, jog jų korumpuoti šikniai pirko Vokietijoje įvairią, menkiausiai graikam reikalingą karinę techniką. Tai mes turim lygiai tokią pačią galimybę gauti beprocentinius kreditus ar gauti specialias dotacijas, jeigu bus vykdoma reikalinga politika ES. Aš dar daugiau to pasakysiu. Mes privalom tai gauti ir mums privalo duoti. Bet jeigu mums duos, tai mus kontroliuos mūsų pirkimuose. Ir greičiausiai tai yra kaip tik tai, ko šiandieniniai šikniai esantis valdžiai nenori leisti. Nu, baisu. Gerai, bet... Aš pasakiau viską, apie ką mes dar kalbėsim. Gerai, bet kokiu atveju šitas gali tos schemos, turbūt su pačiu nekartą kalbėjant, priėjom prie išvados, gali geriausias schemas, vadybinės išvadyti, ten karinės ir panašiai, bet paskirtų ten, kaip pagal tą seną patarlę, verčiau
liūtas vadovaujantis asilų armijai, negu asilas liūtam vadovauja. Dabar jau paminėjai mūsų gynybos komisarą, tik prieš kelias dienas Europos gynybos komisarą, kuriuo tapo mūsų tautietis Andrius Kubilius. Liūdnos atmintis. Tik prieš kelias, kadangi gyvenom tokioje viešųjų ryšių šalyje, kur ten daugiau įdomu kažką pasakyti, negu kažką padaryti, klausau jau pasisakymą kaip eurokomisaro, kuris atsakingas už karybą, už kosmosą, ir skamba mintis, kad kosmose diktatorių valdomo valstybėm ne vieta. Ir dabar pažiūriu, kas dabar yra prie Trumpo, Jungtinės Amerikos čia diktatorius, ne diktatorius, Putinas diktatorius, ne diktatorius, rinkti Kinijos prezidentas diktatorius, ne diktatorius, Indijos, kas yra vadovybė, tai kas tam lieka tada kosmose. Bet tokį pareiškimą, ką jie duoda, aš aplamai nesuprantu ten, kad tave visi cituotų. Dabar rinkim mūsų tą krašto apsaugos ministrę, pats paminėjai per sieną besiveržiančius tuos mūsų delegalus. Kada buvo statoma siena, tuo metu Dovilė Šakalienė, dabartinė krašto apsaugos ministrė, jinai lakstė paskui Kasčiūną ir ten vienu žodžiu rėkė, kad tai labai negerai, nes nepraeis moterys su vaikais, kurios bėgs į Lietuvą. Ten. Dabar pasikeitė visas. Tai aš ir noriu, kaip tu žiūri į tuos žmonės ir galų gale net ir pačio, sakykime, Nausėdos šiuo atveju. Gal aš jau užsidaviau, kad aš pakankamai kritiškai žiūriu į mūsų krašto apsaugos ministrė, kuri neturi nei išsilavinimo, nei šito, bet ar čia jos bėda, ar čia tos dabartinės mūsų valdžios, mūsų prezidento, kurie skiria tokius žmonės į tokias pareigas, kurie vykdys, kaip paminėjai, visus šitus užpirkimus. Mes jau turim labai pavyzdį gerą, kada tuos vilkus bokserius pirkom, milijonus permokėdami negu kitos valstybės. Ir kaip paminėjai tuos, kad tie 6%, kad imti iš savų, kad nebūtų kontroliuojami, man iš tikrųjų kyla daug labai, minčių. Tai jeigu man ta valstybė nerūpi ir aš užsiimu, išpučiu tą gynybos biudžetą, perku tokius užpirkimus, tai čia reikėtų kalbėti tokią temą. Ką liks Lietuvos valdžiai skirti gynybai lėšų? Ar čia vėl kažkokia atkatų sistema, kad jau tas atkatas jau lietuviškos folkloro žodis tampa. Kadangi kiekvienas ten gauna kažką ir pakomentuok tu man šitą situaciją. Gediminai, tu uždavai 7 klausimus. 6. 7. Aš lenkiau ant pirštų. Taip, kad jie susiję tarpusavy. Ja, eikim pailiui, viskas pasaulyje susiję. Bet pradėkim nuo visų šitų viešų šnekėjimų. Pasikeitė pasaulyje galimybės prieiti su kokia nors informacija tiesiai prie kiekvieno žmogaus. Supranti, jeigu prieš 30 metų tam, kad tu pasiektum žmogų, jis turėjo nusipirkti tiesos numerį ar pravdos, supjaustyti kvadratėliais, pakabinti ant sveko tualetę ir ten tupėdamas paskaityti. Tai šita galimybė buvo, kad žmogus gauna informaciją. Aš taip, žinoma, utriruoju. Esmė tame, kad tada žmogus turėjo dėti pastangas, kad tu iki jo daeitum. Dabar šiandien mes turim ne tik tai visus socialinius tinklus, ne tik labai patogų daiktą, per kurį ir jūs transliuojate, tai yra YouTube. Faktiškai iki kiekvieno žmogaus yra danešama informacija akimirksniu ir politikai tuo puola naudotis, dažnai nesuvokdami, kad tai yra ta sausa šaka, ant kurios sėdi ir kurią patys džirina, tai yra pjauna. Bet lygiai tas pats ir su Andrium Kubilium, kuris šneka ir nusišneka ir su mūsų įvairiais vadovais politiniais. Ten pakomentuojant tai, ką čia dabar pats pakalbėjo apie taip vadinamus diktatorius. Pasikeitė labai daug politinių standartų mūsų akyse. Tai, kad Putinas valdžioje yra 20 metų ir nuolat randa būdą apsinulinti tam, kad pradėtų iš naujo veikti, be jokios abejonės, tai nėra konstitucinis standartas netgi toje pačioje Rusijoje. Bet paaiškėjo, kad tą konstituciją gali keisti ir išversti kaip tu nori.
Suprantate, na, tai tol kol visa tai buvo daroma neslopinant žmonių iniciatyvų ar žmonių protestų galingomis vidaus specialiųjų tarnybų pajėgomis, tai buvo galima nurašyti nacionalinės medžioklės ypatumams. Kai tai tapo pakankamai represyvių elgesių prieš savo piliečius, žinoma, reikia kalbėti apie autoritarizmą. Patikslinsiu klausimą. Man ne tiek buvo svarbu, kad ten jie diktatoriai, ne diktatoriai, bet kaip tas mūsų ble tipo politikas žada kovoti, kad ten jiem ne vieta būtų kosmose. Ir čia daugiau buvo apie šitą klausimas. Tai pradėjom nuo to, kad pasakyti žodžiai viešoje erdvėje yra visiškai kitaip prieinami žmogui, negu tai buvo anksčiau. Ir daugelis politikų net nesupranta, ką jie pasako ir kaip tai gali būti panaudota. Aš čia kalbu apie Kubilių. Bet tu teisingai uždavei klausimą. Lygiai tas pats Kinijai. Mes turim Xi Jinpingą, kuris nusispjovė į Kinijoje egzistavusi standartą ir išėjo į 3-ąją kadenciją. Galimas daiktas išeis į 4-ąją kadenciją. Taip kad, jeigu kalbėsim apie Trumpą Jungtinės Amerikos valstijose, Trumpas pradėjo po truputėlį svarstyti galimybę jam kandidatuoti 3-ąjį kartą. Nors konstitucija to neleidžia, bet jis spekuliuoja to, kad tarp jo 2 kadencijų buvo tarpas. Jis atsimena, jog buvo Rooseveltas, kuris puikiai, išnaudojo tam tikras galimybės. Ir netgi svarsto Trumpas šitą galimybę taip, kad neduok Dieve to negalėtų pasinaudoti Obama. Suprantate, taigi, dar kartą sakau, keičiasi politinis standartas. Ir tai taip pat yra vienas iš pavojų, su kuriuo susidūrėm mes. Nes labai dažnai tam, kad išlaikytų savo pozicijas valdžioje, žmonės linkę į autoritarizmą ar diktatūrą, jie linkę naudoti ir jėgą. Ir aš čia nespekuliuosiu kalbomis apie Hitlerius ir panašius veikėjus. Visa žmonijos istorija yra kupina šitos mano tezės pagrindinių. Bet einam link tavo pagrindinės temos apie ginkluotę ir ginkluotės įsigijimo galimybės. Aš dažnai peržvelgdamas tai, kas daroma Lietuvoje, užsiduodu savo pagrindinių klausimų. Ar visi tie pirkimai, kuriuos mes galėtume dabar įvardinti, yra derinti su sąjungininkų planais? Nes tik tokiu atveju šitie pirkimai turi prasmę. Turbūt nepasakysiu jokios didelės naujienos, kad ginasi ne kariuomenė, ginasi valstybė. Ir valstybėje tas civilinis ir ekonominis gynybos komponentas, jis yra begaliniai svarbus ir nei kiek nemažiau svarbus negu karinis komponentas. Dabar žvilgtelkim į pagrindinį klausimą, kurį aš ne kartą esu uždavęs ir čia, jūsų studijoje, jūsų auditorijoje. Jeigu jau taip atsitiktų, jog Lietuvai yra reikalinga sąjungininkų pagalba, per kur ši pagalba ateis? Su Valko koridoriumi. Tai dabar, kad kam nors nekiltų labai daug noro spekuliuoti ir pasakot, jog NATO samite vykusiame Vilniuje buvo pareikšta, jog Švedijai tapus NATO nare atsiranda ten dar viena galimybė pateikinėti Lietuvai pagalbą jūrą. Kas nori pasižiūrėti, kaip atrodo šiandien karinės robototechnikos amžiuje galimybė naudotis antžeminę laivybą, tai žvilgtelkit į tokį analogišką ežerą, Juodąją jūrą. Rusijos karinis laivynas suvarytas į... neįstrigęs, o suvarytas į atskirus uostus ir užpuldinėjamas netgi uostuose,
Todėl, kad staiga mūsų akise pasikeitė labai svarbus ginkluotės komponentas. Atsirado valdomi dronai, atsirado valdomi sviediniai, atsirado antžeminiai ir požeminiai dronai ir visų pirma laivybai tai yra peilis po kaklu. Tai lygiai tas pats, kas vyksta šiandien Juodojoje jūroje. Mes tai matom šitą situaciją su rusų laivynu, kadangi ukrainiečiai laivyno neturi. Bet lygiai tas pats vyks Baltijos jūroje su bet kokia ten laivinė technika, kurią kas nors bandys tiekti pagalbą mums. Iki šiol, sakykime, Ukrainai visa pagalba keliauja antžeminiais keliais. Tai yra arba Ukrainos-Lenkijos siena, arba Ukrainos-Rumunijos siena. Ir lygiai tas pats bus su mumis. Mes turim tą 100 kilometrų butelio kakliuką, per kurį į Lietuvą galėtų pakliūti pagalba. Bet ar mes turim tam reikalingus karo kelius? Ar mes turim tam reikalingus geležinkelius? Ir kai aš diskutuoju šitos klausimus su mūsų NATO partneriais, tai jie šypsosi savo jūsą ir labai tiesiai sako, kokiu būdu mes jums galėsime atvežti. Tai kažkodėl klausimas nekeliamas taip. Nors ir buvusį ministrą Kasčiūną, ir buvusius ankstesniusius ministrus pasėmęs už guziko laikiau, tiesiog reikalaudamas, kad vyrai, jūs turit galvoti apie atskirai karinių tiekimų geležinkelius, jūs turit galvoti apie priešlėktuvinę gynybą šitame ruože, jūs turit galvoti apie šito ruožo gynybą, kurį uždarius, o jį galima uždaryti nebūtinai kariuomenės pagalba, jį galima uždaryti tai, kas vadinama ugnies siena. Tai yra Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje ant 2 koridoriaus galų pastačius netgi elementariausias sistemas Gradą, aš jau nekalbu apie ten uraganus ar toliašaudę artileriją, kurią Rusija turi. Mes to butelio kakliuko neturėsim. Suprantate, todėl bet kokia gynyba ir bet koks gynybos organizavimas, jis turi būti skaičiuojamas pagal atitinkamus scenarijus, sprendžiant konkrečius uždavinius. O dabar kaip mūsų šiandieninė valdžia tą daro, tai pasižiūrėk. Aš nuolat važinėju į Lenkiją. Jeigu Lenkai jau yra datempę iki mūsų sienos ir pastatę puikią automagistralę, tai iš Lietuvos pusės tarp Marijampolės ir sienos mes turim nuolatinius neužbaigtus kelio gabalus vien todėl, kad į mūsų valdžiukė į šitą, jeigu jau taip žiūrint, mums gyvybės kelią, žiūri nusispjautinai. Suprantate, apie kokius čia ten 6 procentus gynybai yra kalbama, kai yra nepadaromi elementarūs buitiniai darbai. Ir kur vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas žiūri. Suprantate, jis turėtų išsitraukti tos 2 pirštus iš nosies ir pasikviesti atitinkamas tarnybas ir paklausti, kodėl pavilniais iki šiol mes neturim pastatyto kelio gabalų, kodėl mes neturim tinkamo ir sutinkamais tiekimais geležinkelio, kodėl mes neturim to ir to. Suprantate, štai tada aš tau galėčiau atsakyti, ar tie pinigai, kurie bus skiriami gynybai, ar jie bus skiriami sutinkamai su reikalavimais. Šiandien aš tau galiu pasakyti tik tiek. Yra organizuojama tankų pirkimas. Žinai, kiek išgyvena tankas Ukrainoje, atakos metu? Iki drono atskridimo? Ne. Vidutiniškai yra laikas. Tai yra 3-4 minutės, tada kai jis naudojamas. Kai kuriais atvejais dar trumpiau. Vienas kitam neprieštarauja. Ja, taip, kad labai reikia tiksliai galvoti, ar tai yra ta technika, kurią tu įsigysi. Ar tas kiekis, kuris yra įsigyjamas, yra efektyvus šito atveju. Suprantate, yra daugybė klausimų, į kuriuos turi atsakyti netgi ne kariškiai, o turi atsakyti karo strategai planuojantis gynybą ir sąveikas. Sąveikas su potencialiais sąjungininkais.
Ir jeigu jau taip visiškai tiksliai, tai Lietuvos gynyba yra politinė gynyba. Ir mes turim spręsti su savo gynybos reikalais uždavinius, kurie tiesiog yra kitokio mastelio, negu kad galimybė Lietuvai gintis masinio pilna kraujo puolimo atveju. Na, maždaug taip. Gerai, ir pačiai pabaigai, Audriau, ten yra. Tu paminėjai, tarpukario ten 30–40% buvo šitas skiriamų gynybai lėšų, kurios faktiškai ir buvo neišnaudotos. Bet turėjo ta tarpukario Lietuva vieną tokį dalyką kaip Šapokos istorija, kuri ir švietimo sistema, kuri tuos žmonės padarė patriotais. Bet kokiu atveju. To, ko mes dabar, pats labai gerai ten paminėjai, kad savanoriškų pagrindų, ten Rusijoje surinkta apie 1 milijonas tų kariškių, kurie atėjo ir pakankamai gerai apmokinti šiuo metu. Šiuo metu, kada kalbama apie Lietuvos... Tie, kurie buvo neapmokinti arba važinėja su koleskom, arba guli po obeliskus su žvaigždė. Bet kokiu atveju, aš kalbu apie tai, ir kad mūsų dabar visos kaip apklausos rodo, kiek čia tų lietuvių eitų ginti, tai dar turim tokią problemą. Ir man čia, žinai, iš to prisimena pokario mūsų vieno grafo Lelešiaus, ten yra posakis, kad... Partizanė turi Lelešių. Taip, būtent, kurios slapyvardė buvo grafas, kuris pasakė, kad kur tie mūsų kareivėliai gražūs tarpukariu, kurie vaikščiojo paraduose, ten yra vienu žodžiu ir kariavo, jeigu tuo metu tas lėšas, kurie skyrė ten ginkluotė, būtų skyrę žmonėm ar algom didesnėm, tai visiškai kitokia būtų ir šalies gynyba ir šitą. Tai pratęs mano mintį, dar kelias minutės turim. Čia mintis yra labai teisinga, nes iš esmės iki šiol Lietuvos valstybėje neskiriamas dėmesys visuomenės paruošimui. Ką nors vapą išlindęs koks nors Tapinas, ar ten kitas, šiandieninis propagandistas, bet tai nėra visuomenės ruošimas. Tai yra toks eilinis užsidirbinėjimas balų ar pinigėlių, kuris, apart koktumo, daugeliu žmonių nesukelia jokio kito jausmo. Analogiška situacija buvo ir prieš Antrąjį pasaulinį karą, kada Antanas Smetona su savo išskirtinai išvystytų vadizmų, su savo abrozdėliu prie gyvos galvos ant 10 litų monetos, pretenduojant į karališkus sprendimus kaldinti save ant monetos. Jis buvo įgrisęs visiems tiek, jog kuomet Musteikis bėgo iš Lietuvos, ateinant Tarybų Sąjungos kariuomenėje, tai jį sustabdė šauliai, jis nuo jų šiaip lėtai pabėgo ir apie šaulius, tai yra pagrindinę patriotinę jėgą visuomenę tuo metu, jis kalbėjo kaip apie subolševikėjusią gaują. Supranti, taip, kad bandant ieškoti atsakomybės už tai, kas vyko tarpukaryje, pati didžiausia kaltė kliūva ir tuometiniai Antano Smetonos administracijai. Jeigu vėl bandysim paaiškinti, kas vyko. Šiandien garbstomas Raštikis, jo vardu vadinamos karininkų mokyklos. Kuomet aš ruošiausi deryboms su Rusija dėl Rusijos kariuomenės išvedimo, aš peržiūrėjau visą sąrašą turto, kuris buvo perduotas Tarybų Sąjungai. Vienas iš derybų elementų buvo. Ar žinai, kieno parašai stovėjo ant viso šito perdavimo turto? To paties Raštikio. Fantastiškai gražiai pliko Lietuvos generolo, buvusio kariuomenės vado, Lietuvos karo akademijos viršininko. Tai yra žmogaus, kuris buvo apkarstytas to paties Smetonos nuo ten pečių iki švarko apačios medalikais.
Mes dabar taip pat turim krūvą generolų. Tai vat klausimas, reiškia, kaip kas elgtųsi tuo metu, jeigu pavojus kiltų. Žinai, kodėl buvo tokia raštikio pozicija? Todėl, kad jis svajojo, kad rusai padarys jį ministrų pirmininku. Ir visa tai, apie ką mes kalbam, tai yra problemos, su kuriomis mes galim susidurti šiandien ir dabar. Ir tą reikia matyti. Apie tai reikia kalbėti. Visuomenė turi būti garantuota, kaip elgsis jos vadai, kaip elgsis jos kariuomenės vadovai esant krizai. Ir mums reikia ne kažkokio pasitinkančio mirti patriotizmo. Mums reikia efektyvios gynybos. Mums negalima sau leisti fantazuoti ir klėdėti apie didvyriškas mirtis. Mums reikia išsaugoti valstybę bet kurią kainą. Štai apie ką reikia kalbėti. Štai šiandien, Audriau, tave ir kvietėmės prie šitą salą, štai ir kalbėjom. Gerai, kadangi mūsų laikas baigėsi, tai mums belieka padėkoti Audriui Butkevičiui, kuris rado laiko, kuris įsakė savo mintis. Ir aš manau, kad tos įsakytos mintys jo mūsų žiūrovam bus įdomios. Ale valdžiai nepatiks. Tiek jau jie, tiek jau ten patys žiūri. Gerai, bet kokiu atveju mūsų laikas jau baigėsi. Viso gero ir iki kitų susitikimų.